Sveiki, Next tinklalaidės klausytojai ir žiūrovai, mano vardas Živilė ir šiandieną mes pasinersime į dar vieną epizodą susijusiu su dirbtiniu intelektu ir finansais. Šiandieną su manimi studijoje yra Mindaugas Petrauskas. Labas, Mindaugai. Sveiki, Živilė. Labai malonu ir faina tave čia turėti ir mes pasikalbėsime apie pinigų plovimą, prevencijas, kas dabar vyksta su pinigų plovimu dirbtinio intelekto amžiuje. Nes Mindaugas turi daugybę patirties tiek privačiame, tiek viešame sektoriuje ir šiuo metu padeda kaip ir užkirsti kelią korupcijai ir nelegaliom pinigų operacijoms. Taip, pagrindinis darbas ir pagrindinis tikslas Amlaize tai ir yra padėti finansų institucijom su technologiniais sprendimais automatizuoti darbus, kadangi srautai labai dideli finansiniai, tai žinoma visko žmonės nesužiūrės. Tai mūsų sprendimas leidžia stebėti transakcijas, išskirti įtartinas transakcijas, taip pat vertinti klientus pagal rizikas, kadangi klientų daug. Su visais vienodai dirbti yra turbūt netikslinga ir didžiausią dėmesį reikia skirti tiems aukštos rizikos klientams. Plus atitiktis, jinai kuo toliau, tuo labiau, vystosi, tuo labiau Europos Sąjunga ypatingai atsiranda visokių naujų iššūkių, nes ne veltui turbūt sukurta tiek daug visokių agentūrų, įstaigų, Briuselį, kitose didžiuosiuose miestuose ir jie bando tą reguliuoti, mūsų kasdienį pasaulį padaryti geresnį, tikėtina, bet aišku jisai tampa sudėtingesnis ir kas dirba finansų įstaigose ir kitose įmonėse, tai turi tikrai daug laiko skirti tai atitikčiai ir žinoma, tai nėra lengvas uždavinys, tai mes stengiamės padėti, kad būtų kuo paprasčiau dirbti su tais dalykais. Ir kas per pastaruosius metus labiausiai pasikeitė, kai atsirado daugybė sukčiavimo būdų pasitelkiant technologijas ir dirbtinį intelektą, nes jūs ėjote per skirtingus sukčiavimo tikslus, ar ne, per daugiau nei 20 metų. Ir dabar per pastaruosius metus mes matome, kaip technologijos iš tų nusikalstamumo pusių padeda įvykdyti tas nusikalstamas operacijas. Gal pastebėjote kokias nors tendencijas? Taip, visas pasaulis pasikeitė per 20 metų labai kardinaliai, ypatingai kalbant apie finansus. Kadangi, jeigu atsiminsime, turbūt prieš 20 metų, tai grynieji pinigai visą laiką būdavo kišenėje, ten kortelės arba pavedimai buvo turbūt retenybė, ten ir dar mažai galbūt žmonių turėjo, mobiliųjų renginių beveik nieks neturėjo ir tas gyvenimas toks buvo daugiau, taip pavadinkim, rankinio režimu sukasi. Ir per 20 metų beveik visi pinigai iš grynųjų pasaulio, beveik visi jie, arba bent jau Lietuvoje, didžioji dalis jų pakliuvo į elektroninę erdvę. Vadinasi, visi mūsų pinigai dabar yra dažniausiai kišeniai, mobiliam telefone, korteliai ir panašiai. Tai nusikalstamumas irgi ypatingai organizuotas. Jų tikslas yra kuo su mažesnė rizika pasidaryti kuo didesnius pinigus. Tai jeigu anksčiau pinigai būdavo kažkur būtuose, automobiliuose ir panašiai, reikėdavo ten juos grobti, vogti, atimti, ten grasinti ginklų, ten plėšti ir panašiai, tai šiuo metu jie supranta, kad visi pinigai yra elektroninėje erdvėje ir turbūt yra kiti visai būdai juos paimti. Ir kokie tie būdai? Tai dažniausiai turbūt yra du būdai. Vienas tai yra pritaikyti raktą ir pavogti, kaip ir anksčiau į butą ateini, pritaikyti raktą, atsirakini, įeini, ką reikia pavogti, tai čia vadinamas tas kibernetinis nusikalstamumas galbūt. Toksai, tačiau, saugumo reikalavimai vystosi, atsiranda visokie koduoti raktai, piršto antspaudai, veido atpažinimas ir kiti saugus prisijungimo būdai, dviguba autentifikacija, triguba ir taip toliau. Tai dabar jau taip pakliūti į tą vadinamą elektroninę piniginę nėra taip lengva, todėl
nusikaltėliai vis, kaip čia, įžuliau ir vis jungia didesnę improvizaciją, galvoja, kaip čia padaryti taip, kad žmonės patys atiduotų, atrakintų ir leistų pakliūti į tą erdvę. Tai galiu pasakyti tokį skaičių labai paprastą, kad šiuo metu Lietuvos Respublikos gyventojai savo sąskaitose, tose einamosiose sąskaitose turi apie 25 milijardus eurų, kurie, tai pavadinkim, niekur labai stipriai nenaudojami. Tai čia ne indėliai, ne kažkokios investicijos, o šiaip einamieji pinigai. Tai turbūt jeigu kalbėtumėm apie įmonės, tų pinigų būtų dar žymiai daugiau. Tai labai paprasta logika. Nusikaltėliai žino tą. Nusikaltėliai supranta, kad pinigai dabar jau ne kažkur, ne koiniai, ne bute, ne seife. Ir geriausias būdas tai yra išmanyti technologijas, išmanyti socialinę inžineriją ir mokėti jais naudotis. Tai tokia priešų istorija viso šito, turbūt tokia būtų. Taip. Kokie dažniausiai sukčiavimo būdai jūs pasiekia šiuo metu? Turbūt reikėtų išskirti gal 2-3. Turbūt daugiausiai aš ir per paskaitas kalbu ir matau, kad ir per mūsų žiniasklaidą, per medijas, kad dažnai žmonės pakliūna ant to, tai yra investicinis sukčiavimas. Ir turbūt šiuo metu, kai žmonės gali susigrąžinti pinigus antros pakopos, tai turbūt irgi jie gaus nemažai pasiūlymų, kaip juos tuos pinigus investuoti. Investicinis sukčiavimas, kuom jisai toksai kaip čia pavojingas ir kodėl jisai padaro didžiausias žalas, todėl kad žmonės investuoja į įrankius arba į platformas, per įvairius brokerius, į platformas, kurios niekuom nesiskiria nuo originalių. Tai dažniausiai nusikaltėliai padaro klonuotas platformas ir juose viskas atrodo gyvenimiška, tikra, tu atidarai sąskaitą, kad atidaryti sąskaitą tau reikia praeiti identifikaciją, ten užpildyti įvairius klausimynus, pateikti informaciją, padaryti pavedimą, tada tu matai, kaip pinigai atsidūrė tavo sąskaitoj, tada ten yra įvairūs būdai, kaip juos investuoti, ar tai į akcijas, ar tai ten į kriptovaliutą, ar į kitus įrankius. Tu matai, kaip keičiasi, kaip čia rinka ir kaip tavo pinigai auga dažniausiai, nes kaip čia nusikaltėliai, jie supranta, kad žmogaus pagrindinis varikliukas yra troškimas praturtėti ir rodo, kaip tie pinigai auga ir dažniausiai žmogus tuo patiki ir toliau investuoja. Ir kad jisai investavo ne į tinkamą platformą ir kad nukentėjo nuo nusikaltėlių, jis dažniausiai taip jau supranta panašiai kokie 6, 8, 9 mėnesiai nuo to momento, kai pradėjo investuoti. Tai yra jau dažniausiai tie visi pinigai būna seniai išleisti ir ne po vieną kartą. Ir šitas sukčiavimo būdas dėl to ir yra toksai, kaip čia, sudėtingas, nes policija arba teisėsaugai tirti investicinius sukčiavimus nėra labai didelio optimizmo, kadangi jie supranta, jau pinigai, pavedimai senovėje atlikti, jie jau kažkur pervesti į kitas jurisdikcijas, į kitas platformas, turbūt jau investuoti ar net ten pravalgyti, ar ten kitaip praleisti. Tai jie supranta, kad jau tyrė tai, kas jau įvyko prieš pusę metų ir tokio optimizmo didelio nėra iš to. Tai turbūt vienas tas būdas, kuris pakankamai aktualus. Kitas tai romantinis sukčiavimas gali būti tai panašus į investicinį, tik tai galbūt tie santykiai prasideda nuo, taip pavadinkim, vyras su moterim persirašinė arba moteris su vyru, rodo dėmesį, ten žinutės siunčia kažkokias, kurių nori ten ar susipažinti žmogus arba vienišai jaučiasi. Tai pradžia būna tokia šiek tiek skirtinga, tai būna ne pasiūlymai kažkur investuoti ar eiti didinti savo pinigų, o iš pradžių būna pradžia, kai susipažįsta žmogus su antra puse, po truputį pamato, kad ten tinka jie vienas kitam, panašus skoniai, panašus interesai ir prasideda tas bendravimas ir po kažkurio laiko jau atsiranda tik tai tie tam pasiūlymai arba kažkur
truputį pinigų arba investuoti ir jie gali būti visai kitaip užslėpti. Nu, kaip pavyzdys ten koks, pavyzdžiui, kariškis amerikietis Vokietijoje susipažįsta su moteriam lietuvė, jie ten susirašinė ir paskui staiga jis įrašo, vat, aš važiavau automobiliu ten iš vieno miesto į kitą, pakliuvau į auto įvykį, dabar ten lūžo koja ir važiuoju į ligoninę, ten reikia sugipsuoti ir operaciją atlikti. Tačiau mano amerikietiškos kortelės nepriema europietiški bankai ir man skubiai reikia ten, pavyzdžiui, $1,500, gal tu gali pervesti, aš ten kompensuosiu, kai susitvarkysiu tuos dalykus ir, ta prasme, gali būti visiškai kitokie tie pasiūlymai. Kad iliustruoti, tai turbūt reikėtų imti ten gyvus pavyzdžius. Praėjusią savaitę Lietuvos žiniasklaidoje buvo vienas toks aprašytas įvykis, kai investavo pinigus Gargždų, turbūt miesto gyventoja, ir investavo ne savo, o darbo pinigus, nes jinai dirbo buhalterė. Ir tos, pavadinkim, kompanijos pinigus persivesdavo į nuosavą sąskaitą ir paskui jau investuodavo. Tai jinai 580 000 eurų. Tai praleido. Va, tai čia pavadinkim, toks irgi yra netradicinis tas investicinis sukčiavimas, čia tai pavadinkim ir investicinis, bet ir iš dalies galėjo būti, gal jie iš anksto sužinojo, kuo jinai dirba, kad gali prieiti prie pinigų ir tada panaudojo kažkokį tą socialinės inžinierijos metodą, kaip į tą pirminį kontaktą nueiti. Tai jų gali būti labai įvairių tų metodų, bet visa esmė labai paprasta. Susipažįstama, gaunamas pasitikėjimas, kai yra pasitikėjimas, tada jau pagal žmogų, pagal jo interesus ir pagal jo piniginę siūlomi produktai. Ar tai kažkoks pirkimas, ar vienkartinė ten išmoka, arba ten investavimas ir panašiai. Ir ką tokiu atveju teisėsauga gali padaryti? Tarkim, paskutiniaisiais jūsų paminėtas atvejis, buhalterė persivedinėjo pinigus, investavo, pinigai dingo iš įmonės. Kas kaltas, kas atsakingas, kas už tai moka? Tai turbūt tų atvejų, tai čia šitai buhalteriai bus didesni nemalonumai, kadangi jinai neteisėtai panaudojo įmonės lėšas. Tai čia toks policijai kaip čia lengvesnis kasnelis, kadangi tas nusikaltimas kaip ir paprastas. Tai yra lėšų pasisavinimas. Tačiau jau dėl to, kad jinai tapo pati auka ir paskui investavo į sukčių platformas, šitas tyrimas žymiai sudėtingesnis ir jau policijai tikrai bus žymiai sunkiau atsekti visus tuos pavedimus, į kurias šalis pinigai buvo persiųsti, per kokias institucijas. Jie, aišku, bandys turbūt tą daryti per tarptautinį bendradarbiavimą, per įvairias agentūras, ten Europolą ar Interpolą ir panašiai. Ir tikėtina, kad jau surasti, kur jau tie pinigai galutinai nuėjo, kas juos gavo ir kas juos išleido, bus labai sudėtinga. O ar tai yra dažnas sukčiavimo būdas, kaip jūs paminėjote, kad socialinis tas inžineringas, kad tu bandai išmanipuliuoti žmonės, kurie yra prie tų pinigų turi prieigą, tarkim, aukšto rizikingumo klientuose, kurie dirba su dideliais kiekiais pinigų? Ten daugiau jau susidurime su internetinėmis atakomis, kur bandoma pralaužti apsaugas ir kodus. Tai yra kaip čia nusikaltimas pirminis ir pinigų plovimas yra dvi sąvokos, kurios yra šalia. Tai pirminis nusikaltimas, pavyzdžiui, sukčiavimas, investicinis sukčiavimas, jo metu neteisėtai pasisavinami pinigai. Toliau, norint, kad tie pinigai pakliūtų jau į nusikaltėlių rankas ir kad jiem būtų patogiau juos naudoti, įjungiami pinigų plovimo mechanizmai. Tai įmonės, ten aukštos rizikos įmonės, juridiniai asmenys įvairiose šalise su kaip čia dideliam apyvartom dažniausiai tada būna ir naudojami, kadangi, įsivaizduokite, jeigu per jūsų asmeninę sąskaitą ten pavedimai pradės būti daromi ten 100 000, 300 000, $500 000, tai tikėtina
jūsų bankas tikrai greitai, kaip čia sureaguos, sustabdys tas operacijas, pradės klausinėti, kas čia vyksta. Nes tai nėra įprastinė veikla, nes fiziniai asmenys dažniausiai turi žymiai mažesnius pinigus ir tie vadinami slenkščiai yra žymiai mažesni. Juridiniai asmenys, kurių mėnesinė apyvarta 100 milijonų ir jie ten perka, parduoda, apmoka sąskaitas ir turi kitus dalykinius santykius. Ir jeigu ten 500 milijonų arba 1 milijonas tarp to bus įmaišoma ir tikėtina, kad pinigų plovimo prevencijos instrumentai nepamatys, kad tai yra kažkokia, kaip čia, netipinė kliento veikla, kadangi jinai atitiks tipinę veiklą. Tai vėl nusikaltėliai tą žino, pinigų plovimo meistrai tą žino ir dažniausiai stengiasi išnaudoti tokius, kaip čia, tokius metodus, turėti įmonių įvairiose šalise, skirtingas sąskaitas turėti įmonės su plačiu portfeliu, ten konsultavimo paslaugos, projektavimo paslaugos, yra tokių paslaugų, kurias sunku išmatuoti, kiek jos galėtų kainuoti, kokios jų apimtis ir panašiai. Ir žinoma, jie puikiai paruošia tuos dokumentus, įvairias sutartis, sąskaitas ir labai sunku yra išskirti iš, pavyzdžiui, 100 sąskaitų, kad viena sąskaita arba viena operacija kažkokia gali būti netikra. Oho, kaip mes galime apsisaugoti nuo tų netikrų operacijų ir kokie, kaip organizacijos ir įmonės su didesnėmis pajamomis ir pelnais, kad išvengti to sukčiavimo ir... Tai čia jau daugiau pinigų plovimo prevencijos instrumentai įsijungia, tai būtent ir Amlaizo pagalba gali būti finansų įstaigom ženkli, tai yra stebimos yra operacijos, yra nustatomi tam tikri algoritmai, kas yra tipinė veikla kliento, kas yra netipinė. Tai yra, kalbant ir apie dirbtinį intelektą, tai pavyzdžiui, būna surūšiuojami klientai ir jų tipinis elgesys. Pavyzdžiui, ten studentas iki tokio amžiaus arba dirbantis asmuo iki ten 30 metų, dirbantis valstybinėj įmonėj, privačioj įmonėj, darantis pavedimus tik Lietuvoje arba su partneriais užsienyje, juridiniai asmenys, ten mažos bendrijos, uždaros akcinės bendrovės. Ir kaip čia su dirbtinio intelekto pagalba būna sudaromas toksai tipinio elgesio modelis. Ir jeigu staiga prasideda operacijos, transakcijos, kurios netitinka to tipinio modelio, tai tada sistema sureaguoja. Tokia operacija būna sustabdoma arba, kaip čia, alertuojamas, ta prasme, pradedama bylutė analizės ir jinai būna pateikiama jau pinigų plovimo prevencijos specialistui, kad jis pažiūrėtų, nes sistema pamatė, kad kažkoks yra netipinis elgesys ir tai gali būti ten labai pagal įvairius modelius, norint mum tos modelius apkalbėti arba, kaip čia, pasiaiškinti, čia turbūt reikėtų kokių 30 valandų, kadangi pas mus vien kokių taisyklių yra apie 300 ta biblioteka. Aha. Tai vadinkim, gali būti nukreipta į ten terorizmo finansavimo prevenciją, į pirminį nusikaltimą sukčiavimą, pirminį nusikaltimą korupciją, pirminį nusikaltimą, pavyzdžiui, kaip pardavinėjami kažkokie uždrausti daiktai gatvėse ir gaunama, kaip čia, grynais pinigais sumos ir paskui bandomos įdėti atgal į finansų sistemą. Tai yra pirminių nusikaltimų yra baudžiamajam kodekse daugiau negu 200 ir žinoma, kaip čia, pinigų plovimo prevencijos prasme, tokių reikšmingesnių yra apie 20-30. Tai tos visus įvairius scenarius mes bandome atspindėti ir ten finansų įstaiga pagal savo rizikos modelį jinai gali, kaip čia, pasirinkti, kokius scenarius pasirinks, koks jų klientų portfelis ir su mūsų programos pagalba gali iš dalies kontroliuoti ir imtis prevencinių priemonių. O
Anksčiau mes, kai sudarinėdame didesnius sandorius, buvom linkę skristi, susipažinti su savo tais partneriais, galbūt fabrikai, sakykime, prekyba ar ne. Dabar matome tendenciją, kad dažnai vykstama tiesiog skaitmeninė transakcija, kažkokia rekomendacija ir dažnai net nėra matoma to atstovo gyvai. Ir kaip manote, kaip galima pasitikrinti, kad tai yra tikras užsakovas, o ne sukčius? Nu, Ar čia- mes grįžime prie gyvų susitikimų, kai dabar tiek daug padaugėja yra tų visų vadinamųjų melagių skemerių, ar visgi galim ir su įrankiais apsisaugoti ir pasidaryti kažkokį vadinamąjį due diligence? Čia jau jūs palėtė tokią temą, kuri šiuo metu ir artimiausių metų tikėtina bus labai svarbi ir ypatinga, kadangi su dirbtinio intelekto produktais ir su naudom ateina rizikos. Tai viena iš rizikų, kad su AI modeliais gali daryti tą labai kokybišką deepfake'ą, tai yra kaip čia falsifikuoti asmens duomenis arba asmenybę. Tai taip, visos įmonės, kaip ir mes su jumis, turi pažinti savo, kaip čia partnerį vadinama, daryti tą due diligence. Tai yra prieš pasirašydami sutartis ar pradėdami kitokius kažkokius santykius, turime pasitikrinti, kas jis per klientas. Kadangi, kaip čia, pinigų plovimo prevencijos įstatymas reikalauja, kad finansų įstaigos tikrintų ten savo klientus ir tai neliečia galbūt kitų sferų, bet sankcijų įstatymas sako, kad visi turime tikrintis ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Net, pavyzdžiui, aš nuomodamas butą kažkokiam piliečiui kalbančiam rusų kalba ir ten, nežinau kokios tautybės, lik ir turėčiau jį pasitikrinti viešai prieinamuose šaltiniuose, ar jisai nėra sankcijų sąrašuose, jo reputacinį indeksą ir panašiai. Tai reikalavimas yra, tas anksčiau būdavo daroma, taip, kaip minėjot, susitikimų metu, dabar viskas irgi perėjo į tą identifikavimą nuotolinį, dažniausiai ir sąskaitą atsidaryti, ar pradėti kažkur investuoti, jums tikrai niekur nereikia vykti ir tas labai patogu. Viskas padaryta iš tikrųjų taip, kad sėdint, būnant namie, bet kurioje šalyje aš galiu atsidaryti per mėnesį 100 sąskaitų, įkurti 50 įmonių, padaryti 30 investicinių projektų, ko nori. Realiai viską galime dabar daryti nuotoliu. Va, bet kaip minėjau, su dabartiniais produktais, su dirbtiniu intelektu tikrai labai kokybiškai gali, kaip čia, suklastoti žmogų. Ir galiu pasakyti, prieš porą metų aš pats išbandžiau porą produktėlių, kurie yra nemokami. Tai yra pasirenki jų ten, avatarą vadinamą, ten, ar tai Trumpas būtų, ar Gatesas, ar kas bebūtų, filmuoji save online, pasirenki tą avatarą, rašai žodžius ir jisai kalba tavo, ką tu parašysi ir gali užduoti atsakyti klausimus ir bus, kaip čia, žinomo asmens balsas ir panašiai. Tai ir tos programėlės buvo tikrai kaip čia, nemokamos ir pakankamai neblogos kokybės. Dabar galima kaip padaryti. Pavyzdžiui, aš nueisiu YouTube, paimsiu jūsų ištrauką su jumis, su jūsų balsu, užtenka ten 10-15 sekundžių, įkeli tam tikras programėlės, kurie naudoja dirbtinį intelektą, jie padarys jūsų kaip avatarą, aš galėsiu filmuotis ir imituos mano judesius, mano kalbą ir panašiai. Balsas bus jūsų, galim skambinti jūsų ten tėvam, pažįstamiem ir pradėti galvoti įvairius modelius, kaip ten iš jų išprašyti pinigus arba kaip juos įtikinti investuoti. Ir kokybė to tikrai gerėja ir tas balso kokybė ir atitikimuo tikram žmogui tikrai pakankamai arti. Aš esu bandęs, kaip minėjau, nemokamus instrumentus, tai jie dar nebuvo tokie, kaip čia labai jau super geri, bet dabar pasinaudodamas mokamais įvairiais abonentais tikrai gali žymiai tą kokybę išgauti, plus gali pasirinkti, kokią kalbą kalbėti.
lietuviškai, kinietiškai, ten filipinietiškai ir panašiai. Gali pasirinkti, kokią tarmę kalbėti ir tikrai mano manimu, kad artimoje ateityje, ten kokių 5 metų laikotarpį, tikrai turėsime būti labai atidūs, kai skambins mūsų draugai pažįstami telefonu, arba mes ten per Teamsus darysim susitikimus su kolegom ir tikrai turėsim būti atidūs, kad nesudalyvautumėm kažkokiuose susitikimuose arba pokalbiuose su netikrais asmenimis, kurie naudoja deepfake technologijas ir panašiai. Ir šiuo metu jau tikrai yra taip, kad atidarinėja sąskaitas, pavyzdžiui, su jūsų vardu, pavardė ir su jūsų atvaizdu gali ir su mano irgi atidaryti sąskaitas, ten kur nors Vokietijoje, Belgijoje ir panašiai, imti galbūt kreditus, daryti pinigų plovimo įvairius mechanizmus, transakcijas ir gali būti taip, kad, pavyzdžiui, ateis policija paklausti, taip, kaip čia jūsų sąskaitoje ten Ispanijoje, jūs čia ten kažkokius ten vykdot operacijas, ten gaunat pinigus neaiškus iš tikėtino išsukčiavimo ir jūs sakysit, kad aš neįsivaizduoju, kodėl jūs manęs klausėt, aš niekad neatsidariau sąskaitos ir jos neturiu Ispanijoje, bet jums bus parodyta, kad su jūsų pasu, su jūsų duomenimis, su jūsų išvaizda buvo atidaryta ten sąskaita, galbūt tik tai nesutaps, pavyzdžiui, jūsų telefono aparatas, jūsų naudojama programinė įranga ir jūsų buvimo šalis. Ten, pavyzdžiui, sakys, kad jūs atsidarėt sąskaitą iš Gibraltaro, nors ten, galbūt jūs ten nebūsit buvusi. Tai ką jūs palėtėt, tikrai, mano manimu, tai jau yra, tik taip dar nepakankamai taip skausmingai. Ne kiekvienas iš mūsų tą pajutęs ir reikia tikėtis, gal negreit pajusim, bet per 5 metus tikrai, manau, tai bus aktualija ir tai bus technologiniai žaidimai, kadangi jeigu didieji technologijų žaidėjai tokie kaip ten Amazon, Microsoft, Google'as, Apple'as ir AI-aus įvairūs tie modeliai, ten Gemini ir kiti, jeigu jie neįdiegs kažkokių saugiklių ir apsaugos, tokių kaip technologinių sprendimų, tai mums bus sunku. Wow. Tai kaip mums reikėtų dabar užsimti prevenciją, kad po 5 metų turėtume mažiau atvejų, kai kažkas pasinaudoja mūsų virtualiu pasu ir vykdo nusikalstančias veiklas? Tai pirmas dalykas, tai ten finansų įstaigos arba kitos kompanijos, kurios suteikia žmonėm prieigą prie finansų, atidaro sąskaitas, ten investicinės sąskaitas ar kitus produktus, tai dažniausiai jie naudoja tą nuotolinio identifikavimo kažkokį platformas, per kurias jūs galite ateiti. Tai jie turės tikrai, kaip čia, normaliai įsidiegti saugiklius, kad matyti, kad žmogaus atvaizdas čia nėra visiškai tas gyvas ir kad yra naudojami kažkokie technologiniai sprendimai. Tai reikia tikėtis, kad tas žaidimas tarp blogiukų ir geriukų ir geriečių bus sėkmingas mums ir kad jie sugebės atstovėti grėsmės keliamas deepfake'o. O mum patiem, paprastiem žmonėm, kurie turi mobilius telefonus, kurie ten gauna žinutės ten įvairiais kanalais, tai tokį paprastą apsaugos būdą aš visą laiką sakau, kad reikia, perimti iniciatyvą. Tai yra, jeigu jums skambina mama ir ten, nežinau, kažką sako, kažką jūs nustebina, tai gal ir ne visiškai kultūringa, bet, pavyzdžiui, pasakyti, gal mama, ar galiu aš perskambinti, tai yra padėti ragelį ir perskambinti. Arba jeigu jums skambina banko darbuotojai ten ir sako, kad jūsų ten, kur duomenys yra pasisavinti ir vykdomos dabar operacijos, reikia ten greit kažką prisijungti, padaryti vėl. Norėčiau padėti, pabaigti pokalbį ir aš paskambinsiu į jūsų calling centrą, jo, ten ir panašiai. Tai yra dažniausiai perimti tą,
proaktyvią veiklą į savo rankas, kadangi jie kaip daro, kaip čia nusikaltėliai, naudodami socialinį inžineriją, jie dažniausiai nori jūs užtikti tokį nepasiruošusi, ten ar mėguistą, ar kažkokią žinią priblokšti, tokia bloga, ar kažkokia iššaukiančia. Tada nustebina jūs, kad pavyzdžiui gali būti, kad skambina iš tikrųjų, jūs matot, jums skambina ir rodo, kad ten skambina mama, ar ten skambina draugė. Tas gali nustebinti, bet tai irgi manoma yra padaryti, kaip čia. Tada jeigu jums rašo žinutę SMS ten, ir pavyzdžiui rašo, arba ten per Messengerį, per WhatsAppą, per Telegramą, gali būti, kaip čia imituoti jūsų pažįstamą žmogų ir iš jo gauti. Tai prasme, reikia visą laiką pasakyti tokį stop, o dabar aš pabandysiu, jeigu man atsiuntė ten koks ten Antanas, ten per WhatsAppą, ten kažkokią žinutę su kažkokiu prašymu, aš jam paskambinsiu mobilių telefonų ir paklausiu, kas čia vyksta, tu čia rašai, ar čia viskas gerai, gal tavo profilį kažkas nulaužė, gal naudojasi tavo vardu. Tai du dalykai. Vienas, plačiaja prasme, tai didieji žaidėjai turi susimti ir pradėti turbūt daugiau dėmesio skirti tai saugai ir mūsų apsaugai. Antras, mes patys turime pasakyti stop, perskambinti arba kažkokį panaudoti kitą instrumentą. Tai tokie liktai paprasti elementarūs patarimai, jie, manau, turėtų veikti. Labai geri patarimai, Mindaugai, kaip tik ne per seniausiai praėjusiais metais artimoje aplinkoje buvau supažinta su 2 atvejais, kur vienas iš jų buvo bankinis skambutis ir kur labai ant greičio viską reikia keisti, davė prisijungimus, prarado nemažą pinigų sumą, o kitas buvo paprastesnis sukčiavimo skambutis, kur pavyko sustabdyti laiku, bet skambino vyresnio amžiaus žmogų ir sako, jūsų dukra, ten kažkas pateko, pinigų reikia dabar, avarija, ne avarija. Močiutė buvo vyresnio amžiaus ir tik po to prisiminė, kad neturi, jinai net anūkės, bet antiek sukėlė stresinę situaciją ir spaudimą, kad jai užtruko laiko suprasti, ar ne, tokie 2 skirtingi atvejai. Tai iš mano patirties, aš ir policijoje nemažai dirbau ir komisariatui vadovavau, tai galiu pasakyti, kad tikrai buvo atvejų, kai senyvi žmonės atidavė pinigus, pavyzdžiui, į avariją pakliuvusiam ten sūnui ar dukrai, nors realiai tai jie vaikų neturėjo. Tai paskui, aišku, stebisi, sako, bet nežinau, kaip čia taip atsitiko, iš to streso, iš to šoko. Tai kas vyksta mūsų smegenyse per tą stresinę situaciją, kad nors ir žinome, kad tie sukčiavimo atvejai yra pakankamai dažni, su tokiamis situacijomis vis tiek atrodo pasimetam, kažkas išsiskleidžia smegenyse ir mes prarandam tą blaivų mąstymą, kad, kaip ir sakėte, proaktyviai atsitraukiam, padėkim ragelį, perskambinam. Matot, tai nėra, kad čia veiktų visiems ir vienodai. Taip. Kaip veikia dažniausiai nusikaltėliai? Jie padaro 100 skambučių, iš tų 100 skambučių galbūt atsiliepia arba galbūt sureaguoja tik kokie 3. Tai čia kaip ir būna kai kurie tokie, pavyzdžiui, hipnozės seansas irgi, tai būna salėje žmonių, tas jau psichologas, pavyzdžiui, taiko hipnozę ir ne visiemgi suveikia tik tai tam tikrai daliai žmonių. Ir čia yra panašiai, čia yra psichologiniai dalykai, nereikia turbūt ieškoti atsakymų, kodėl ten žmonės elgiasi vienaip ar kitaip, bet čia metodas yra paprastas, tai yra naudoja daug to, kaip čia, išplatina daug žinučių ir užmeta daug tinklų ir iš tų tinklų bando sugauti vieną kitą žuvelę. Tai tam irgi, jeigu kalbant apie dirbtinį intelektą, tai mano manimu irgi jį galima išnaudoti blogąją prasme, kadangi jeigu anksčiau reikėdavo, jeigu atsimena, tai būdavo dažniausiai elektroninio pašto žinutės, ten kažkokios angliškos su ten pasiūlymais iš kažkokių Nigerijos princų ir panašiai, kas būdavo mums nelabai aktualu. Dabar iš tikrųjų gali kuo puikiausiai naudoti bet kurią kalbą, kurią nori, lietuvių tame tarpe ir su geriausia gramatika. Gali žinoti mūsų aktualijas, tai yra ten sėdėdamas Nigerijoje, pavyzdžiui, kažkoks asmuo ir galvodamas, kaip čia kreiptis į lietuvius,
kam jam pačiam rašyti tą tekstą ar sugalvoti kažkokį modus operandi, jeigu tu gali paklausti AI modelį, kas dabar Lietuvoje aktualu, ten, pavyzdžiui, kokia Epšteino ten byla, jo, ir ta prasme tuo pasinaudoti, nes kiekvienoje šalyje yra savos aktualios ir tikrai nebūtina nusikaltėliam patiems čia viską skaityti ir domėtis, ko puikiausiai gali paprašyti aktualijų iš dirbtinio intelekto. Kitas dalykas, gali pajungti, jeigu truputį turi technologinių žinių, ten tuos automatinius, kaip čia, pašnekovus, jo. Tai yra pajungti, kad kalbėtųsi ne žmogus, o dirbtinio intelekto programėlė. Tu pasakai, kad, pavyzdžiui, man reikėtų, kad, kaip čia, nueitum į gilesnius santykius su kažkokiu žmogumi, kad ten iš pradžių pasikalbėk apie orus, apie apie ten aktualijas šalies, o paskui, kai matysi, kad žmogus užkybo, tada jau, kaip suformuok jo anketą ir toliau aš perimsiu. Tai tą tokį techninį darbą, su dideliais duomenimis, kur anksčiau reikėdavo 100 žmonių, dabar tikrai gali panaudoti ir technologinius sprendimus, ir tą pirmą kabliuką gali užmesti nebūtinai gyvas žmogus, o gali būti paprašytas dirbtinis intelektas gyvo žmogaus, užmaskuotai kažkaip tai pabendrauti. Tai vat irgi vienas iš tokių galbūt sprendimų, kuris vėl mums nelabai naudingas. Skamba kaip visa didžiulė pardavimų schema. Tai čia yra ir pardavimai, yra ir politika, ir rinkimai, ir dezinformacija tame pačiame, ir tas pats sukčiavimas. Tai yra vėl, tu gali paprašyti, kas tau aktualu. Ir dabar daug kas kalbam, kad yra mūsų politikai, ten naudoja daug botų įvairių ir kad ten komentatoriai nebeaišku, kurie ten tikrai, kurie ne. Nu, tai taip gali naudoti ir dezinformacijai, ir politikai, ir rinkimams, ir sukčiavimui. Tai vėl, reikia tą žinoti, nereikia būti paranoiškiam, bet reikia žinoti. O kalbant apie žinojimą, kaip manote, ar yra kažkoks paternas ar dalykas, kur šiandieną įmonių vadovai galvoja, kad yra saugus, bet iš tiesų ir kad organizacijai nepatirs sukčiavimo epizodą, bet iš tiesų kažką turėtų pakeisti savo valdyme ar požiūrį tą patį saugumą? Tai kaip minėjau, atvejį iš Gargždų, Aha. tai ir patyrė 570 000 nuostolio įmonė, berods Butų ūkis, todėl, kad nebuvo vidaus kontrolės instrumentų ir kad buhalterė turėjo galimybę persivesti pinigus. Bet galbūt reikėtų pakalbėti daugiau apie kitą tokią sukčiavimo rūšį, angliškai jinai business email compromise, lietuviškai tai būtų turbūt įsiskverbimas į įmonės vidaus tinklą, į susirašinėjimą. Ir čia jau truputį toksai labiau sotifikuotas sukčiavimo būdas, kai dažniausiai su kibernetinių instrumentų pagalba patenkama į įmonės susirašinėjimą, matomi, pavyzdžiui, kas yra direktorius, kas finansininkas, kas pavaduotojai, kokia jų apyvarta, už ką jie moka, kokius mokesčius moka, ką jie perka, ką parduoda. Ir visą šitą grandinę laukiama ir paskui, pavyzdžiui, matoma, kad įmonė ten kas mėnesį, pavyzdžiui, sumoka už didelį įmonę, už komunalinės paslaugas, kokius ten, pavyzdžiui, 300 000 eurų. Tai paimamas ta sąskaita, nusikaltėliai padaro lygiai tokią pačią sąskaitą, tik tai pakeičia gavėjo banką. Ten, pavyzdžiui, jeigu buvo gavėjo bankas, ten lietuviškas, ten kažkoks vienas iš didžiųjų, tai padaromas ten, pavyzdžiui, koks latviškas arba estiškas. Arba gali būti net ir vėl tas pats lietuviškas, tik tai su kita sąskaita. Ir dažnai būna, kad kaip čia, finansininkas nieko nepastebi, direktorius pasirašo, padaro pavedimus ir supranta, kad apmokėjo sąskaitą ir kad pinigai nuėjo į kitą sąskaitą tik tada, kai jau jų partneris po kažkurio laiko, po savaitės, pavyzdžiui, sako, kodėl jūs nebeapmokat mūsų sąskaitų. Tai čia turbūt antra
pagal žalą sukčiavimo rūšių yra, jinai populiari ir Lietuvoje, ir Europoje, ir Amerikoje, ir kitose šalyse. Kaip nuo to apsisaugoti, va čia reikalingas atidumas ir finansininko, ir direktoriaus, tas vadinamas 4 akių principas, kai ne vienas asmuo turi sprendimą ir galimybę pasirašyti. Ir žinoma, žinant, šiek tiek turėti ir mokymų apie sukčiavimo įvairius būdus ir žinant tai, ypatingai atidžiai stebėti, kam atliekamas mokėjimas. Gali būti pakeičiama viena raidė įmonės pavadinime, gali būti ten keli skaičiai tik tai sąskaitos pasikeisti. Tai tokie patarimai būtų įmonių vadovam ir galiu pasakyti, Lietuvoje tai nėra išimtis. Aš iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, viena įmonė buvo pervedusi 1,5 milijono eurų. Tuo atveju tik tai gerai, kad jie greit pastebėjo, turbūt po kelių valandų suprato, kad pavedimą padarė ne ten, kur reikia, tai ta operacija dar sustojo, kadangi didelė suma ir kadangi buvo pinigai išvesti į tarptautinius, tai pavadinkim, vandenis, tai jie sustojo, buvo paprašyta grąžinti ir grąžino. Kitą atvejį žinau, kai iš Kanados, pavyzdžiui, Lietuva buvo padarytas mokėjimas daugiau negu 3 milijonai Kanados dolerių ir jie irgi sustojo, nes lietuviškam bankui tai pasirodė labai tartina, kai kažkoks klientas, kurio pusės metų apyvarta buvo ten, pavyzdžiui, 30 000 eurų, gauna vieną pavedimą, ten iš Kanados, ten 3 milijonai Kanados dolerių. Tai vat tokių vyksta dalykų, jie nėra išimtis ir žalos iš sukčiavimo apskritai auga progresiškai, nors Lietuvoje, taip pavadinkim, oficialiai, ką mes gaunam informaciją, tai kad praėjusiais metais tai buvo žalų, tai yra 24 metais apie 20 milijonų eurų, praėjusiais metais apie 30 milijonų, bet manau, čia yra tokia kaip čia tik tai, aisbergo viršūnėlė ir kas yra po vandeniu mes dar nematom. Jeigu suskaičiuotumėm viską geriau ir jeigu visi suraportuotų arba praneštų, kurie nukentėjo nuo sukčiavimo, tai tie skaičiai padidėtų. Oho, ir matom kylančius skaičius. Jie kyla labai stipriai. Amerikoje, pavyzdžiui, galiu pasakyti, praėjus 24 metais žmonės dėl internetinių nusikaltimų prarado 16 milijardų dolerių, Jungtiniai karalystėje 1,3 milijardų svarų ir panašiai. Tai, ta prasme, tai yra didelės sumos. Aš net nežinau, kas dabar pelningiau turbūt nusikaltėliam, ar prekiauti narkotikais, ar sukčiauti. Gal dar ir pelningiau, gal ir narkotikais, bet kad mažiau rizikos pakliūti ir būti nuteistam realia laisvės atėmimo bausme, tai tikrai sukčiavimas turėtų būti populiaresnis. Oho, o kalbant apie sukčiavimą ir pinigų panaudojimą, jūs užsiminėte, Mindaugai, kad dabar daugybė Lietuvos žmonių išsiminė antrosios pakopos pinigus, kad turbūt kažkur tikisi ar investuoti, ar kitur padėti tos pinigus. Kaip organizacijos ir individualūs asmenys gali atskirti, ar tai yra tikra investavimo platforma ar ne, ar kokie galėtų būti tie saugumo žingsniai, teisingai panaudoti pinigus, o visgi nepakliūti, kaip minėjote, į spąstus alternatyvių investicinių platformų, kurios po to pinigus jau išleidžia kitur. Čia jau labai atidus toks darbas turi būti, kadangi, kaip minėjau, gali būti, pavyzdžiui, originali platforma yra viena ir jie gali pakeisti, pavyzdžiui, vieną raidę. Tai vietoj A lotiniškos įdėti A kirilicos, kuri irgi yra A lyg ir taip net nepastebėsi greitai, kad čia yra ne ta A, kad tas simbolis skirtingas. Arba gali būti, pavyzdžiui, 0 ir O didžioji. Taip. Šiaip tai turbūt labiau rekomenduočiau ieškotis arba investuoti tokias platformas arba vardus žinomesnius, gali tai jums turbūt padėti net jūsų dabartiniai, finansų partneriai, visi mes turim turbūt sąskaitas
didžiuosiuose bankuose ir panašiai, tai jie teikia tas galimybės irgi kaip čia investavimo, galima nueiti net, jeigu jau taip visai old schoolų, nueiti į atstovybę gyvai ir pasakyti savo, ten, pavyzdžiui, ten galimybės, norą investuoti, kokį produktą pasirinkti, ten rizikos lygį ir taip toliau. Va, o jeigu jau patys žmonės ieškosi, tai manau reikėtų bent jau pasitikrinti tada išsamei tą internetinį puslapį, nusikopijuoti adresą, pasižiūrėti, kokiuose ten jisai serveriuose, per tą patį ten ChatGPT ar Gemini ar panašiai paklausti jo patikimumo, pasižiūrėti, kuriam juridiniu asmeniu užregistruotas, kurioj šaly tas atsakomybės yra, kokie yra kontaktai ten įmonės, tada pasižiūrėti, pavyzdžiui, jeigu kokioje Anglijoje, ten to pačio Lietuvoje galima pažiūrėti daugiau apie tą įmonę, kokie jų, kas ten direktorius, kas vadovas, kiek darbuotojų, kokios pajamos metinės, ten pelnai, tai ta prasme tai yra vieša informacija, jinai nėra paslėpta, tai, kaip aš vadinau, čia angliškas tas yra posakis OSINTas, ten Open Sources of Intelligence, lietuviškai tai viešųjų šaltinių, ten žvalgyba arba apžvalga, tai yra pasitikrinti tą adresą arba tą galimą investuotoją įvairiais kanalais, tiek per socialinius tinklus, ten Facebookai, LinkedInai ir panašiai, ar turi kažkokių, tada patį adresą pasitikrinti yra vėl nemokami produktai, kurie pasako, ar tas ten saugus, ar turi sertifikatus ten ir panašiai. Tai žodžiu, padaryti pačiam, nepagailėti valandos dviejų savo laiko, būti tokiam šiek tiek paranojiškam, bet aš manau jau geriau paaukoti ten pusdienį ir kaip čia, nepažiūrėti vieno filmo, bet jeigu jau jūs investuosit ten 10 000 eurų, tai tikrai geriau tokie, kaip čia, ramesni nervai ir pusę dienos darbo, negu lengvabūdiškai pasitikiu investuosiu ir paskui pusę metų nervuotis, kad tik kur aš šitos pinigus įsidėjau. Žodžiu, pasidaryti namų darbus ir aklai nepasitikėti. Taip, čia aš kaip sakau, kadangi daugiau negu 30 metų dirbau teisėsaugoje, tai pas mane yra tas šiek tiek, išsivystęs, ne tai, kad paranoja, bet visą laiką matai, kas ten gali būti blogesnio. Tai aš nenoriu apkrėsti visų kitų, nes tai gal ir nėra visiškai teisingai, vis dėlto žmonė turi eiti pasitikėjimo keliu, nes pasitikėjimas duoda žymiai didesnį greitį, dividendus ir kitus dalykus. Bet keliais atvejais, tai yra jau ten, kur yra pinigai, ten, kur yra kažkokios investicijos, tai įjunkit truputį tą nepasitikėjimą ir pažiūrėkite, sakau, 2-3 valandas pabūkit tyrėjais, privačiais detektyvais, policininkais ir pasistengit susirasti kažką, kas nėra ten tipiška, ar kažkokių gal jums kels įtarimų, tada galit pasikonsultuoti su kažkokiu draugu, ar ten pažįstamu, kuris galbūt turi daugiau žinių tuose klausimuose. Tai, žodžiu, padaryt namų darbus. Manau, kad puikiai žinutė užbaigti mūsų šiandienos pokalbį, Mindaugai. Ačiū labai, kad atvykai į studiją. Ačiū visiems, kurie šiandieną buvo su mumis. Tai buvo Next 3 News tinklalaidė Mindaugas Petrauskas, kuris tikrai suteikė daug gerų įžvalgų, kas vyksta mūsų internete, sukčiavimo pasaulyje ir kaip mes galime nuo to apsisaugoti, būti saugesni ir tikslingiau geriau panaudoti savo pinigus ir išvengti jų praradimo. Ačiū labai, Mindaugai, už tavo laiką. Ačiū už pakvietimą į laidą. Buvo malonu. Labai. Iki kitų kartų.